nesikeik. Tai vis tiek, jeigu šnekėk, tai gerai ten. Ne, tai sakau, tai jo, Reikia kortelės. Kažkur į kambarį kortelės tam, kad aš išėję į miestą palikti visus įrenginius, krautis, pasikrauti. Pas mane šiandien stalo tikrai jos nėra, nes aš vakar čia tik apkrovau, jis buvo, tvarkingas iki šiandien. Bus kur nors kišenės. Tai tikrai kažkokios triukės kišenė, garantuot. Einam valgyti, nes aš jau galiu ką nors nužudyti. Dėl maisto. Bijau dėl savo gyvybės, tai eisiu. Einam. Pirmą kartą einam į pusryčius. Čia nerealiai kosmosas. Aš sakyčiau, gal net apskritai mes pirmą kartą valgom pusryčius nuo išvykimo iš namų. Tokius, kad atsisėdi. Palauk, dar nevalgom, dar gal neduos. Šitą... Neduos imsim. Ką darom su barzda? Laikomės tradiciją. Aš galvoju, kad šiandien nusiskutam ir... Aš ir toj nusiskusiu. Prieš skrydį, o grynai prieš ekspediciją. Nes turi ekspediciją, tai... Negalima skusti. Per ekspediciją, ne, nesivešiu peiliukų, net neapkrausiu bagažą. Ir šiaip, šilčiau biškelį. Ir... Kur mūsų pusryčiai? O! Pusrytėliai. Good morning. Ne? Aisim. Tai labai šiltas. O! Nu. Maistas. Maistas yra gerai. Žiūrėk, dešreliai yra. Kažkodėl primena Nepalą man tokie spakaliuošiai. O, tai mes skaniai atrodo toks dažliugės. O kur kavos? Žinau, nuo ko pradėsiu. Vaisiai, kaip visada. Vaisiai pirmoje vietoje. Morning. Po to visą kitą. Man įdėsi? Noriu šito ir šito. Tiek pats. Einu stalą užimsiu. Tokie ir turistai, ir keliautojai, ir darbininkai. Dar vienas čia toksai neaiškaus plauko žmogus. Tai čia faktiškai visi tie skrydžiai ir vyksta ir čia tie žmonės visi ir susirenka kaip galutinė vieta, galutiniam taške, kaip paskirstymo hubas. Iš čia arba į Patagoniją, arba į Antarktidą. Tai net matosi kai kurie ant marškinėlių, kad yra fiksuota Antarktida. Aiškus plaukos nuoktinis priešais jūs nesutinka, tą sakot, nes šiaip čia yra užsiemama avių ūkiais ir žvejyba. Tai gal atvarė žmonės žvejoja? Nemačiau ne vienos avies, o žuvų mačiau. Susipažįstam su viešbučiu truputėlį, nes čia kaip ir esam jau gimnaziją. Eisim šiandien į sauną, pišyną ir į gimnaziją. Gerai, būsim protingi. Tai va, trečią dieną jau esam viešbutį, bet viešbučio dar nematėme. Nieko geras. O kur ta kelias bėgimo? Kad seniau. Čia džymas? Nu. Ne, nedaryk taip. Aš tavęs nenešiu. Aš tavęs nenešiu tikrai. Žiūrėk, nedaužyk butelį. Norėčiau pamatyti tą įžymųjį išprotėjusią silkę šuolį. O, tada labai šiltas. Šalta nenori. Prieš tai emocija buvo geresnė, kai čia ėjau su entuziazmu pasižiūrėti, kur šiandien praleisim pusdienį. Dabar matau, kad neteks. Be reikalo, tu čia mane ištempiai pasižiūrėti. Buvau geresnės nuotaikas. Prisiparduosim ant ledyno, mums reikia tik biškį prasijūti. O tai žiūrėk, gal lipam laiptais į kambarį. Bus suportas.
O, kam šitas džymis. Moving. Everybody returns to cell along with it. Nu, baigiam sportą. Dabar einam lengvai į pirtelę. Tikrai daug geresnė nuotaika iš karto. Baseiniuką iššoksim. Šiandien tokia jaučiasi produktyvi diena, kad ne kažkokias problemas sprendžiam. Ar bandom užmušinėti laiką, kad mažiau galvotume apie tas nesąmonės, o jau galim labai tvarkingai ruoštis. Tai labai viskas į temą, toks geras jausmas. Dabar įmesim jūs į baseiną. Turi būti toksai, paskui parodys, iš tikrųjų, ką čia viską papasakosiu. Nu ką, einam dabar įrangos patikrą daryti, susitiksim su komanda ir gidas biškai apžiūrės mūsų įrangą visą, patikrins, ar viskas atitinka logiką. Ir paskui dar lengvas patikrinimas bus dėl... Labas. Bus lengvas patikrinimas ir bendrų tokių daiktų. Nes rytoj jau planuojam atiduoti dalį daiktų į lėktuvą. Tai šiandien, žodžiu, po biškį atsikratinėsim daiktais nuo šiandien. Kažkaip visi vėluoja, čia nėra punktualumo. Ar iš Amerikos žmogus, ar iš Londono, ar iš Lietuvos. Na, iš Lietuvos nevėlavo. Galvojam, būsim čia paskutiniai, atėjom pirmi. At the mountain, Vinson is, it's a lot like Denali, like we talked about. It's just a smaller Denali and it's colder. And it's so remote that you can't make mistakes on Mount Vinson, or bad things might happen to you or us, which is not acceptable. So the only things that might happen to us is damage from the cold to our skin. Everything else will be totally cool. We'll have a great time. I have one question. Of your nose, so you can kind of put, if you can see there, it kind of covers the bottom, and that's kind of helpful. Yeah. So when I'm going up to, put my son's. Taip sakė, ne? When I'm going up to, You look like Batman. when I'm going to base camp to Camp 1, I'm typically dressed like this. One button.
What is that one? This is the pants with the little bit I would say. Little bit insulation. Insulated, Puffy. yeah, insulated pants pants, like yeah. that. Down pants, the small one. And then you Thin. have a bigger one. Yes. Bigger one. This this Yeah, great. I don't know. Down pants, down jacket. Perfect. And this big good jacket. Perfect. Okay. Cool. So We saw everything for your head and face. this Gore-Tex Gore-Tex. pants. Gore-Tex. From the... Yeah, and Or it's not necessary. Hard shell I pants. often don't bring my hard shells. I would say bring the jacket. For the It's not wind. necessary, The thing is, it's just so dry there that. but from the wind, The wind. Yeah, but usually I'll just put like a light. Like at that point, I put my puffy pant on because it's so cold. and it's enough. Like if it's windy, it's cold. You know. So Yeah. It's up to you. Let's bring them to base camp, If no need to. and then we can decide if we want to bring them Okay. up the mountain or Okay. not. Or under the down jacket. Pants only if it's raining, if it's very windy. Or No, in the pants- winter, But the jacket you wear a lot. The jacket Okay, then I bring wear it. a lot. If you're used to wearing it, I would bring it. The pants is not so necessary because Yeah. This one. Yeah, I'd bring them. course. You can at least bring them to low camp. You know, even if you want to bring them to high camp, you can. But if your pack is like getting too full, leave them in low camp. yeah. Exactly. You can even bring these to low camp also, which for the rest day it's really. This is good, yeah, this is good thing. This one's I would leave as much as you can. adrenaline. No need. Probably no need. Painkillers. Painkillers. I is have good. painkillers. I would just bring like a few painkillers for yourself Okay. Break it wrong. It's okay for me. and anything that you know you need. You know, Okay. if you have any medications that like. So generally you have everything, maybe just some specific, what is... Yeah, bring things that you know. What like, Imčiau Indryčią ir reikia man su Indryčiu čia prasivaikščioti visur, kad jisai biškai sukauptų duomenų ir nusiųstų, nes jis dabar yra aktyvuotas, bet jisai paskutinį kartą buvo prisijungęs pas mane ten ir visur kitur, iš kur bandžiau jungti, buvo neryšio, arba lėktuvė, arba oro uoste, jisai neveikia. Tiek, čia to miesto. Žiūrėjom, buvo įstarę ten, kur... ne, čia yra telefonų tinklas. Reikia kokią bet kokią, žiūrėk, čia kažkokia telefonų parduotuvė, čia bus kortelė tikrai. Maybe you have bigger one. This is a 38, just you can check the size, but yeah. But this is the 38, the length and the width. Yes. 34. It's the same model, no? It's different. It's thicker. I forgot which one he got, but yeah. It's a thinner. He That's have the a bit, gray, the black one. Yeah. a bit more elastic, you know. Let me go get the Good. Yes, of course. smaller on those. Of course. I will check the hat. Nekio kepurės. Šiltos. Visos fainos. Nežinau. Tokias nenoriu. Tokias nenoriu, noriu megztos. Megztos, šiltos, gražios. Ne, pasigražėsim. Bliamba. Kosminė kepurė. Reikia imti. Šitą kepurę užsidėti ne taip lengva. Taip. Ką? Labai trumpas. Netrumpas visai. Čia tas 38 dydis? Ne, jos netrumpos, jos krenta ant batų, bet jeigu čia tau, tai man šakės bus. Bet jeigu batai, ta prasme, bus tie ilgesni, tai gerai. Vis tiek nebus. Tai aš ir sakau, jo. So I think it's good, yeah? Yeah, that looks Yeah, way it's better. good, it's good. Maybe a little bit, but too short, but... We have gators. No, I mean, I think... Yeah, I Not think. good I mean, product. looks fine. The other one looked. It's very- good because the boots will be longer. Yeah, You boots are longer. will never go with such shoes. Yeah, that's right. You're gonna be wearing It's 38? 38. Yeah, and the other one, the gray one, is also 38. Okay, I will check. But it's very... But it's a bit warm. thicker, yeah. Thicker.
Ah. Soft, you know? Yeah, it's super nice. I told you. If you will keep here, this guy, he will buy everything. Keep looking. Yeah, just give him time. I like all these things. Yeah, there's always something new, something lighter, something whatever. Is this all together or you're paying? No, we separate. Separate, yeah. Ar tu nori sumokėti už mane? Ne. One more time, I will put this. O, Check on the. čia keliausi. Čia tas pats South Pole, pats piečiausias taškas. O mes kažkur čia būsim. Taip. You need insulin cover. Yeah, do you have? Reikia. Aš pabišysiu. From Neoprene? I'll show you. We have one that we've been selling a lot. Kaip šovė bajeriukais, tai man sako, čia, sako, tau butelis, šitas, sako, bet turiu, jeigu draugą iš Azijos, sako, patokį, sako, Rimtai? taip, ištraukė, sako, čia tavo draugai, jeigu azijėti, kur turi kaip tik tinkas. Mes turim vieną. Mes vieną turim draugą. Nu, tai čia gerai, linksmai nusiteikę žmonės. Pagrindinė gatvė, čia tikrai. O tai čia, žiūrėk, ne kavinė? Jo. Einam kavytės išgersim. Tai čia toks centriukas, kažkokios gyvybės yra. O architektūra. Nu, gal ir buvo kažkada čia to šlovės akimirkos šito miesto, bet jau jo seniai istorijoje liko. Bet tai buvo senai ir netiesa. Jo, jau liko kažkur. Ką? Pavalgysim skaniai. Kažkas kavytės. Tai kažko. Tai salaudas. Po sporto. Iškai nusipirkam. Trūkstamų daiktų. Džemperių dar kažko. Buteliukai, kurį reikės šlapinti palapiniai. Su didelė skylė. Pavalgę. Tai va. Čia pasirodo irgi kalėdas yra. Valgom turėsim dar Aš galvoju, kad čia šitam regione nėra labai čia geros sąlygos auginti. Tokias salotas, daržovės, vaisius. Gal čia daugiau ir yra tas jūros įvairios gėrybės ir Nu, bet žinai, Čilė vis tiek, nu tai... ir gyvūnai. Nu, bet Čilė nelygi Čilė. Čilė šiaurės, Čilės pietus, tai yra kardinaliai skirtinga. Čia ne taip, kai Lietuva yra. Tai skirtinga, čia reliefa pagal. Matai, mes važiavom iš rytų į vakarus. Tai viskas pasikeitė. Kai leidomės lėktuvų, matyti, ten viskas lygų. Nieko nėra. Nei medžių, nei krūmų. Nuvažiavom į vakarus. Kiek visko. Kalnai, miškai, kloniai, vanduo. Tai čia kaip skiriasi pietus nuo šiaurės. Kiek kilometrų? Įdomi, kuo Čilė labiausiai pasižymė, Iš pietus, sakykim, taip. Gerai pavalgyti.